Piratavimo laikai baigėsi. Net jei filmus ar muziką voksite pasikeitę IP adresą, būsite susekti ir nubausti. Baudų jau sulaukė per 100 tokių piratų. VIP paslaugų teikėjai taip pat yra tarpininkai, kurie turi teises ir pareigas. Mums paprašius, jie galėtų identifikuoti tos asmenis. Surandami, pasakoja Eglė Žilinskaitė. And I know what it means. If the Nazis have a bomb. 7 Oskarų statulėles susižėręs Oppenheimeris pernai tapo ne tik geriausiu filmu. Kristoferio Nolano epas 2023-aisiais buvo pats ieškomiausias ir piratinėse svetainėse. Nors teigiama, kad Lietuvoje pirataujančių vis mažėja. Lietuvos radijo ir televizijos komisija skelbia, kad pernai nelegaliai filmų žiūrėjo ar muzikos klausėsi 7% mažiau gyventojų nei ankstesniais metais. Jau kelis metus iš eilės linksniuojama, kad Lietuva yra 5. vietoje pagal piratavimo mastą. Mes paneigėme šios skaičius, turime objektyvių duomenų, kad statistika yra klaidingai surenkama, duomenys ne taip gerai yra pozicionuojami, kaip kad iš tikrųjų. Lietuva daro tikrai nemažus žingsnius tam, kad jo kiekis lygis sumažėtų ir mes džiaugiamės, jog kasmet ta situacija gerėja. Tačiau pasidžiaugti tuo, kad mes pasiekėm nulinį piratavimo lygį, dėja mes dar negalime. Pasak specialistų, nelegalių platformų mėgėjus pagauti tampa vis lengviau. Mat ieškant pažeidėjų pasitelkiamos ne tik turimos technologijos, bet ir interneto tiekėjai. Šalinam piratinių svetainių domenų vardus iš Google paieškos sistemos, IP adresus, turime priemonę užšaldyti banko sąskaitas, kurios naudojamos nelegaliuose svetainėse. Susižinėjom su tarpininkais, prieglos paslaugų teikėjais, vadinamais hosteriais, kad jie pašalintų turinį, nurodytų atsakingų asmenų duomenis, kurie ir paviešino tą turinį. Klientus išlaikyti bandančios piratinės svetainės įprastus duomenus pakeičia neretai įslaptinamais IP adresais. Lietuvoje vien pernai tokių adresų pašalinta 40. Žmonės galvoja, kad siųsdamiesi, įsigydami neteisėtai kūrinius, autorių kūrinius, jie nepadaro jokio pažeidimo ir niekam žalos. Deja, taip nėra. O kai kurie nelegalių filmų ieško naudodamiesi VPN paslaugą ir tikisi nuo atsakomybės išsisukti. Tačiau komisija sako, nepavyks. VPN paslaugų teikėjai taip pat yra tarpininkai, kurie turi teises ir pareigas. Mums paprašius, jie galėtų identifikuoti tos asmenis, tos tikruosius IP adresus, iš kur ir siunčiamasi ar viešai skelbiamas tas neteisėtas turinys. Tai, tokiu būdu vartotojas nepasislėps. Komisijos duomenimis Europoje daugiausiai pirataujama išsivysčiusiose šalyse – Vokietijoje, Prancūzijoje ir Jungtinėje karalystėje. Labai daug asmenų yra emigravę. Jie nori žiūrėti, pavyzdžiui, kaip pavyzdys, savo nacionalinius kanalus. Jie nenori pirkti legalias platformas tam, todėl moka mažiau ir renkasi neteisėtas paslaugas. Tokių migrantų yra milijonai. Tačiau yra ir daugiau priežasčių. Užsienyje piratavimas ypač populiarus tarp sporto mėgėjų. Didžioji Britanija, taip pat Italija, kur yra labai populiarus futbolas, tai nemažai dėmesio yra skiriama būtent tiesioginių transliacijų draudimui. Pas mus, tiek Latvijoje, Estijoje nėra tiek aktualu tas tiesioginių transliacijų pritavimas, nes mes turime iš tikrųjų ir legalių šaltinių, kur galima pasižiūrėti. Nuo pernai Liepos Lietuvoje už piratavimą skiriamos baudos. Iš pažeidėjų gali būti pareikalauta nuo 280 iki 600 eurų. Tiesa, pasitaiko tokių, kurie kaltės nepripažįsta. Dažniausiai pasiteisinimai būna tokie, kad ne aš atsisiuntė filmą galbūt mano vaikas, anūkas, brolis, sesė ar panašiai. Tai yra kažkoks kitas šeimos narys. Iki šiol už autorių teisių pažeidimus ir jų kūrinių platinimą Lietuvoje nubausti 67 pažeidėjai. Nebaudžiamumo jausmas, jisai, tikėkime, kuo greičiau apleis Lietuvą ir visas statistikas. Eglė Žilinskaitė, Vilius Tucėnas, Vilnius.